tikrųjų mūsų įstaiga teikia įvairaus spektro, plataus spektro psichologinės paslaugas, tai tiek padedam tėvams, vaikams, paaugliams, poroms, kreipiasi individualūs asmenys, bet taip pat labai daug dirbam ir su priklausomybėmis, tai yra žmonės, kurie kenčia nuo priklausomybių. Su kokiais sunkumais daugiausiai susidurėte savo veikloje? Su sunkumais. Esam profesionalai, iš tikrųjų, ir ko turėčiau pasidžiaugti savo visą komandą, kurioje yra apie 10 žmonių. Tai mes, kadangi daug mokomės, daug patirties, turim daug praktikos, tai tarkim iš darbinės pusės neturim mes kažkokių tai didelių sunkumų, bet atsiranda buitiniai, tiesiog patalpų, resursų papildomų, nes matom, kad paslaugų reikia daugiau, finansavimo reikia daugiau, tai turbūt šitą pusę. Minėjote, kad labai daug narkotinių problemų turinčių žmonių, tai kokia veiksmingiausia pagalbos priemonė esate atradę žmonėms turintiems tokias problemas? Pirmiausia, mes tiem žmonėm padėti galim tik tais tada, kada jie ateina pas mus į kontaktą. Tai pati veiksmingiausia priemonė ir pirmas žingsnis visą laiką yra žmogiškas kontaktas. Tai daugiausia pastangų reikalaujantis dalykas, kad žmogus kenčiantis nuo priklausomybės, jisai išdrįstų, pasitikėtų mumis ir ateitų ir atsivertų. Ir priklausomybės liga yra labai sudėtingai gydoma, iš tikrųjų tam reikia daug laiko, todėl laikas, žmogiškas kontaktas, tai yra pagrindiniai dalykai. Pas mus į Gilės sodą ateina daug prieniečių, iš tikrųjų esančių socialiniai atskirti, turinčių arba psichikos sutrikimų ir dėl to negalinčių savarankiškai funkcionuoti, arba kaip tik kenčiančių nuo priklausomybių, kurios ir juos nutempia į tą gyvenimo dugną. Tai mes esam šalia jų, tol, kol jie pradeda susivokti, kur jie atsidūrė ir kol atsiranda kažkokiu tai resursų, patiems kapstytis šitų duobių. Tai mes už juos negalim išgydyti jų ligų, bet mes esam šalia ir tokie kaip palydėtojai iš tikrųjų. Bet tol, kol jie dar yra aktyviam vartojime, nes tai ligos etapas toksai, tai mūsų pagrindinė uždavinys turbūt ir koncentruojamės į žalos mažinimą. Ką tai reiškia žalos mažinimas? Tai yra su kuo mažesnėm pasekmėm, kad žmogus, kol yra aktyviam vartojime, kad tos pasekmės sukeliamos šitos ligos būtų kuo mažesnės tiek jam pačiam, tiek bendruomeniai, tiek šeimos jų nariam.